Na ir vėl eilinis grėžinukas. Žmonės į pirtelę grėžiam. Per toli vestis, tai antrą nusprendė padaryti. Siurbliukas. Ir pats grėžinys. Smėlio užpylėm. Ką norėjau pasakyti, kai ten žmonės sako, tai čia pabandom, ar čia pabandom, tai vat nėra jokio skirtumo, kaip ir visiems aiškino. Va, čia koks, nežinau, 50-100 metrų iki pirties, sluoksnis tas pats, ant 10 metrų su pusė. Ir jokio čia negyslos nieko, jeigu pas jūs smėlio nėra, tai nebus ir grėžinuko. Tiesiog grėžiam ir ieškom tos zonos vandeningos su smėlio. Jeigu jo nėra, nebus vandens. Ir kad ten sako, ten pagrėžkim, ar ten pagrėžkim. Čia tas pats yra, ar čia grėši, ar čia grėši, viskas taip pat buvo. Jokio skirtumo. Vanduo virš tonos bėga ir tenai tona 600 atrodo bėga. Tai va taip, adatiniai grėžiniai.